Shutdown. Išklausius paskutinės vakaro žinias, atlikus nebaigtus dienos darbus, panaršius ir panardžius po internetą, parankinių sąrašą, papildžius dar keliais naujais tinklalapiais, peržiūrėjus ir surūšiavus elektroninį paštą, sutvarkius aplankus, ištrynus nereikalingas bylas, viską tvarkingai saugojus, tada užvėrus langus, išjungus kompiuterį ir švytinčią monitoriaus akį, atsigulus į lovą, kartais suima toks noras, toks neįveikiamas, nesutramdomas noras, nebūtinai moters, nors be abejo, kai kada ir jos. Suima toks nepakeliamas noras atlikti dar vieną svarbiausią shutdown. Ne iš mizantropijos ar neapykantos šiam nuostabiam, žėrinčiam pasauliui, o todėl, kad jame neliko nieko tikrai nauja ir įdomaus. Ir viskas nuo šiol tik kartosis.